Antrąjį į Tech demo salę norėčiau pakviesti Not Baltic vyresnįjį kibernetinio saugumo inžinierių ir ESET ekspertą, turintį 20 metų patirties informacinių technologijų srityje, 10 iš jų tiesiogiai su IT saugumu susijusia veikla. Ramūnas šiandien pristatys temą SOC paslaugos, jūsų organizacijos saugumo širdis. Pasitikite Tech demo salės pranešėją Ramūną. Sveiki, gyvi. Tikiuosi mane girdit gerai. Irgi, kaip sakau, visur norima panaudoti tą dirbtinį intelektą, ką jis čia gali padaryti. Galima šiek tiek ir su juo pažaisti. Aš pabandžiau dirbtinį intelektą užduoti klausimą, kad sukurtų paveiksliuką šio mano pristatymo temai pačiai. Tai uždaviau klausimą organizacija, kibernetinis skydas, raktiniai žodžiai, ir taip pat saugumo širdis. Na ir sugeneravo visai tokį paveiksliuką, kuris atspindi maždaug panašią temą. Tai, kad mes turime širdį, tai yra įmonės tinklas, turime skydą, kuris galėtų tą dalyką apsaugoti, ir taip pat turim įvairiausias komunikacijas. Tai tos komunikacijos, jeigu jos yra išorinės, tai jos išeina už širdies ribų, tai kaip kraujagyslės kokios, o tos komunikacijos, kurios yra širdyje, tai būtų kaip įmonės vidinis tinklas, kurį reikėtų apsaugoti įranga, kokie yra kompiuteriai, serveriai, tinklo įrenginiai ir įvairiausi kiti prietaisai. Ir trumpai kalbant, kasgi tas yra pats SOCas, tai turim įvairiausi trumpinį. Tai pirmiausiai SOCas, jeigu kurie galbūt pirmą kartą girdi, galbūt mažiau dirba kibernetinio saugumo srityje, tai pirmiausia yra saugumo operacijų centras. Tai yra organizacijos dalis, tai gali būti organizacijos dalis, tai gali būti išorinė kompanija, kuri galėtų telkti tą paslaugą pačią. Žinoma, tam dalykui reikia turėti savo specialistus, kurie turėtų, kaip sako, laiko stebėti ir sekti informaciją, ką tie įrankiai sugeneruoja, nustatyti tas silpnasias pačias vietas ir, žinoma, nelaukti, kol kas nors atkeliaus ir tais saugumo pažymais pasinaudos, juos užkardyti, kad nevyktų paskui tikslinės tam tikros kartu ir atakos. Na ir dažnai įmonės užduoda klausimą, ar man reikalingas SOCas, ar aš turiu žmonių, ar aš turiu resursų, ar man apskritai reikia jo, aš galbūt esu maža įmonė, nesvarbus, niekam neįdomus. Tai vienas iš tokių priverstinių priemonių, tai yra įmonės įtraukimas į kibernetinio saugumo subjektų registrą, tai iškart yra taikymas atitiktis kibernetinio saugumo įstatymo. Yra organizaciniai, yra techniniai dalykai ir galbūt organizacinius surastume, tarkim, teisininkus, kurie galbūt galėtų šitos organizacinius dokumentus parengti, paruošti, bet iš techninės dalies tai jau reikėtų turėti ir papildomai žinių. Aišku, yra įmonės, kurios nepakliūna į kibernetinio saugumo subjektų registrą, bet yra atakos, jeigu jas puola, ir reikalinga apsauga. Ir bet kokia atveju ta bazinė apsauga yra nepakankama. Turėti, tarkim, Windows Defenderį ir neturėti centralizuotos valdymo konsolės, nerinkti žurnalinių įrašų, tai tuomet tik tai laiko klausimas, kada pas mus atkeliausi mūsų tinklą grėsmė ir tuomet jau turėsime taip pat kartu ir pačias ir pasiekmes. Yra klientų pas mus, kurie įsigyja programinę įrangą, įsigyja, pavyzdžiui, tai yra ESET Protectą, įsigyja ESET Inspectą, pažeidžiamumus, tačiau specialistai jie turi ir kitų darbų. Jie galėtų, kaip sako, ir žiūrėti, bet ten reikia spausdintuvą prijungti, ten reikia kompiuterius paruošti, atvažiauna įranga, mobiliuosius telefonus reikia sudėkti, išdalinti ir jiems pritrūksta tam dalykui laiko, kai kuriais atvejais, jeigu pritrūksta žinių, universalus saugumo specialistas, kuris gali vykdyti ir kasdienius darbus ir ten atsakinėti vartotojų užklausas, tai negalim tokio žmogaus traukti būtent į saugumo komandą, kuri galėtų tą viską kartu ir prižiūrėti. Na ir, aišku, įmonės, kurios patyrusios atakas arba, kaip sako, negali naktį miegoti ramiai, kuomet pas juos gali įvykti incidentas arba yra įvykęs ir kaip jį spręsti, nes būna, kad mus pasamdo ištirti kibernetinio saugumo incidentą,
tu nori surinkti žurnalinius įrašus ir jie visi yra ištrinti ir pašalinti. Tai tuomet tu negali iš tų žurnalinių įrašų surasti, per kokią vietą atkeliavo, įmonė nekaupė tų duomenų ir toks gepas gaunasi, kad kaip ir įvyko, kaip ir galima apsisaugoti, bet nežinai, per kur kartu ir atkeliavo. O ką turėtų SOCas pats turėti? Tai aišku, įmonė gali turėti vidinį, gali turėti ir samdytis kaip paslaugą. Kai kurios įmonės galvoja, čia marketingas yra turėti saugumo operacijų centrą, tai kainuoja pinigus, bet galima, aišku, ir turėti alternatyvą ir pas save turėti žmonės, kurie galėtų prižiūrėti ir rūpintis įmonės kibernetinę saugą. Tai pirmiausiai, ką jie turėtų gebėti? Tai jie turėtų gebėti stebėti pačius įvykius, ištirti, tai aišku, tam reikalingos ir papildomos kompetencijos, stebėti pačias vidinės grėsmės, jeigu alertuoja sistema, tai aš iškart turėčiau ir netidėlioti, o iš karto jas spręsti. Turėjom tokią situaciją, klientas buvo įsigijęs Asset Inspecto būtent licenciją ir įvyko pas juos šifravimo pati ataka, buvo išjungta apsauga, neaišku kokiu būdu ir tyriant patį incidentą, klientas turėjo Inspecto valdymo konsolę ir mes susijungiam į pačią nuotolinę sesiją ir jungiantis prie Inspecto valdymo konsolės, kurią galėtume mes ištirti, kodėl kitas atsitiko ir surasti priežastį, per kur atkeliavo. Pati Inspecto valdymo konsolė prašė pakeisti slaptažodį. Sakau, gerai, paprašė pakeisti slaptažodį, pažiūrėkim Protecto valdymo konsoliai, kada tas vartotojas, kada baigė slaptažodis, prisijungiam ir rodo, baigėsi slaptažodžio galiojimas prieš 4 mėnesius. Baigėsi prieš 4 mėnesius, prisijungiam, pakeitėm slaptažodį ir jau matom, kad prieš 4 mėnesius jau sprendimas alertavo, kad jau yra vykdoma žvalgyba, daromas port scanningas, jau ieškoma silpnųjų vietų, jau fiksuoja, kad yra stebimi duomenys, ar ten įdėktas Wiresharkas ir panašiai, yra paleistas Kali Linuxo virtuali mašina ir, žodžiu, buvo tik tai laiko klausimas, kada kas kur atkeliaus. Tai jeigu žmogus neturi laiko, neturi kada prisijungti ir pasižiūrėti, nestebi, tarkim, grėsmingas aptikimus, negauna elektroninį paštą, tai tuomet tą įrankį turėti, kaip ir pinigai išmesti į balą. Ir įvertinus patį SOCą, tai pirmiausiai, jeigu mums tą SOCą turėti pas save, ar mes spėsime, ypatingai jeigu įmonė įtraukta į kibernetinio saugumo subjektų registrą, ar spėsime susitvarkyti savo viduje. Tai buvo tokia irgi situacija, kuomet įmonė vedžiau kibernetinio saugumo mokymus ir paaiškėjo, kad tuos kriterijus jie turėtų būti įtraukti į kibernetinio saugumo subjektų registrą, tačiau jie nežino, kad jie yra įtraukti. Ir tuomet diskusijos metu išsiaiškinom, kad HR vadovė gavo tokį laišką iš Nacionalinio kibernetinio saugumo centro. Tai buvo prieš 3 mėnesius gautas, jį pagalvojo, čia gavau ir padėjau, kaip sako, į stalčių. Ir žodžiu, tuomet jau vyko sujudimas. Ar ta visa rizika, kuri prižiūri mūsų kompaniją kompiuterinės darbo vietas ir serverius, ar ji gali tuo pasirūpinti, ar gali saugumo operacijų centrai skirti tam resursų, galbūt jie neturi tokių patirčių. Ir tokiu atveju, jeigu mes matom kriterijus, mes kaip ir atitinkam ir nežinom, ar mes juos tinkam, tai galime visuomet kreiptis į Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą ir jie nurodys, ar mes esame įtraukti į tą registrą, ar kartu ir nesame. Ir žinoma, pagal Nacionalinio kibernetinio saugumo centro sudėliotą būtent timeliną, tai organizacinius reikalavimus įmonės turi atitikti iki balandžio 17 dienos, tai yra iki kitų metų organizacinius, o techninius tai iki 27 balandžio 17 dienos. Tai, va, tai yra dar kažkiek laiko, tai jeigu dabar yra būtent rugsėjais, tai iki organizacinių dar turime 5 mėnesių. Jeigu techninius jau įgyventi, jau turime metai ir 5 mėnesiai. Ar mes priimsime žmonės, ar mes ieškosime, kokia įmonė galėtų mus prižiūrėti, tai jau reikėtų tomis konsultacijomis rūpintis jau iš anksto, nes atėjus dienai X, pavyzdžiui, atėjus 27 metų kokiam sausio ir vasariui, taip greit nepavyks visko įgyventi. Kai mes dabar turime klientus, kurie bandosi mūsų SOCo pačią paslaugą, tai implementacija, žurnalinių įrašų gavimas, tai apie 3 mėnesius kažkur trunka, kad tik tai galėtum
apimti visą perimetrą ir tuos duomenis, kurie, aišku, priklauso, kokį įrangą turi, kad galėtum ją stebėti jau 100%, kad galėtum ją stebėti. Ir svarbu, aišku, nustatyti, kada, kokie serveriai, pavyzdžiui, yra kritiniai, kuriuos pirmiausia turim žiūrėti. Galbūt kai kurie yra pasenusios versijos, negalima sudėkti saugumo sprendimų ir jie yra reikalingi veiklai, negalime jų atnaujinti, nes galbūt pasenusios sistemos ir reikalinga sprendimą surasti, kaipgi tuos duomenis iš jo kartu traukti ir stebėti. Ir dažnai gauname klausimą, jeigu mūsų įmonė, tarkim, nėra įtraukta į kibernetinio saugumo būtent registrą, nėra įtraukta, tačiau gali būti taip, kad ta įmonė yra paslaugų tiekėjas į kibernetinio saugumo registrą, būtent įtrauktai pačiai įmoniai. Kas tokiu atveju kyla? Tokiu atveju kyla netiesioginis teisinio reguliavimo būtent poveikis. Kibernetinio saugumo subjektai gali, jie turės reikalauti būtent iš tokios kompanijos, kaip įvaldo pačius incidentus, ar turi saugumo pačius sertifikatus, kad atitiktų kibernetinio saugumo reikalavimus. Ir, žinoma, jeigu vyktų incidentas, ar jie turės resursų, kuriais galėtų tą informaciją teikti. Būna taip, kad tyrėm kibernetinio saugumo incidentą ir surandam, kad per trečią kompaniją atkeliavo. Tai tuomet toj trečioji kompanija sakom, ar jūs turi žurnalinius įrašus, kaupit, iš kur atėjo? Ne, mes nieko neturim, prisijungiam, mums duoda per DP klientą, mes per VPN arba per DP prisijungiam ir viską pastvarkom. O kaip grėsmė pas mus atkeliavo, mes nieko nežinom. Tai tame pereinamajame laikotarpyje, tai aišku, kai kurios įmonės turi paslaugų teikimo sutartys, kurios dar nėra pasibaigusios, bet nenustepkite, kad kibernetinio saugumo subjektai pareikalaus, kokiomis priemonėmis jūs užtikrinate savo kibernetinį būtent kartu ir saugumą. Ar bendarbiausit, jeigu vyks incidentas, ir mes incidentą galėsime kartu su jumis ir spręsti. Tai tokiu atveju irgi mūsų įmonė pasidarė namų darbus. Jau turime ISO 27001 standarto reikalavimus, nes turime klientų, kuriems saugumo operacijų centro paslaugas teikiame įtrauktiems, kurie yra į kibernetinio saugumo subjektų būtent kartu ir registrą. Ir įmonės, kaip sako, pasverti, ar man turėti savo vidinį soką, ar turėti jį išorinį ar hybridinį. Yra netgi ir čia tokie pagrindiniai soko tipai, nes aišku yra ir daugiau. Ir tam, kad įsivertint, pirmiausia priklauso, kokio dydžio mūsų yra įmonė, ar mes galim turėti komandą. 2 IT specialistų nepakaks, nes 2, jeigu yra IT specialistai, bet jie turėtų būti dedikuoti tik tam saugumui. Dažniausiai įmonės, tai nėra kažkokia papildoma paslauga saugumo, kad jisai galėtų tarp visų funkcijų atlikti kažkokį ten 10% dalį su saugumu. Tai nebus tikras užtikrinimas pačio saugumo. Ką turėtų apriepti pats saugumo operacijų centras? Tai pirmiausia, jis turi stebėti infrastruktūrą, tai stebėti, būtent kartu stebėti ir būtent perimetrą tinklo, stebėti instanciją, tai galbūt tai yra duomenų bazės, tai yra aplikacijų serveris. Nebūtinai, kad tai būtų tik tai darbo vieta arba serveris. Tai gali būti kažkokia aplikacija, ar tai koks nors ten Docker'e, arba ten koks nors AWS esantis serveris, jis turėtų būti irgi taip pat kartu stebimas. Ir žinoma, naudotojai, ką naudotojai daro, ką jie vykdo, ar nedaro kažkokių kenkėjiškų veiksmų, kažko portable versijų neatsisiunčia, arba per Windows Store, kai nereikia jokių admino teisių, gali susidiegti programinį įrangą, ar mes tą dalyką kartu ir stebim. Ir sokas, aišku, klausia mūsų, va čia mes radom pažymus, čia jūs galite užtaisyti. Tai sokas pirmiausiai jis neužtaiso, nes jeigu mes turime sistemą, pamatom ir pagal nutilėjimą mes sudėgiam atnaujinimus, tai gali būti taip, kad paskui jūsų ta sistema nebeveiks, nes turi būti jūsų žinioje, kad mes radom problemą, pasiūlėme sprendimus, juos turėtumėt, turi būti bendarbiavimas su pačia įmonės specialistais. Jie galbūt pasibandytų testinėje aplinkoje, pažiūrėti, kaip čia viskas veikia ir tuomet tik tai jau dėkti į pačią, būtent į pačią kartu ir produkcinę. Ir soko, aišku, funkcijos bent jau mūsų, nes soko irgi matom rinkoje, kad jie skiriasi su tomis funkcijomis. Tai pirmiausia ir pažeidžiamumų pastestavimas, traukti informaciją, kokie yra pažeidžiamumai iš Linuxo sistemų, Macoje sistemų, iš Windows sistemų, galbūt pažeidžiamumai yra tinklo įrenginiuose, nes ir turi apimti kartu ir tinklo įrenginius, iš jų gauti tą informaciją.
aptikti grėsmės, ištirti incidentus, jeigu mes turim tam dalykui kvalifikaciją, juos sureaguoti, mokėti juos prioriterizuoti, kuris yra aukšto lygio svarbus arba kuris yra būtent vidutinis arba informacinio lygio. Ir taip pat turėti reguliarias ataskaitas. Būna kartais NKS, paprašo, ar jūs saugumo operacijų centras generuoja mėnesinės pačias ataskaitas, gali būti ketvirtinės ataskaitos, gali būti kas 2 savaitės. Ir tos ataskaitos turėtų būti reguliarios, nes būna taip, kad žurnaliniai įrašai praėjus 90 dienų laikotarpiui, kaip reikalauja NKS, jie yra pašalinami, bet ataskaitose tam tikri elementai, jie turėtų atspindėti, kad jos būtų reguliarios. Ne tam kartui pasiėmėm ir turim informaciją, o jos būtų irgi taip pat kartu ir generuojamos. Na ir žinoma, rekomendacijos ir prevenciniai veiksmai. Kokie SOCO iššūkiai, jeigu jūs turėsit, arba mes jau kaip paslaugą teikdami, kasgi gali jūsų laukti, tai pirmiausiai, kai sudiegiamas, jeigu niekad įmonė neturėjo XDR sprendimo, pavyzdžiui, Asset Inspecto, tai yra didžiulis duomenų triukšmas, didžiuliai duomenų kiekiai, triukšmas, reikia optimizuoti sistemas. Saugumo operacijų centras išorinis, jisai jau yra pasirengęs būtent tam tikrus triukšmo mažinimo priemonės, taisyklės, išimtis, kurias importavus ir supažinus su jūsų sistema, greitai ta optimizacija vyksta. Tai būna mūsų inžinieriai sušoka, kai pas klientą sistemoje sukuria įvairiausias išimtis, visokias optimizacijas jas suimportuoja ir tuomet jau po savaitės tas triukšmas yra apvalytas. Jeigu specialistas, kuris įmonėje nesusidūręs ir nematęs tų aptikimų, jiems reikia gilesnės analizės, tai gali jam užtrukti mėnesį, gali būti 3 savaitės įvairiai, kai kartais ir net per 2 mėnesius pritrūksta laiko tą optimizaciją kartu ir atlikti. Na ir žinoma, SOCO iššūkiai yra su tikslinėmis atakomis, nes tas veržimasis ir keliavimas į pačias įmonės, jisai vyksta taip nestandartiniu būdu. Nėra, kad ten atsisiuntė vartotojas aplikaciją, atsisiuntė kažkokį failą, jame buvo trojanas ir susiaktyvavo kas nors ir pradėjo ten kažkur komunikuoti. Tai būna taip, kad tiesiog, kad irgi pas klientą vieną buvo, naudojo Tomcatą 7 versiją, 9 ten 10 yra, 11 yra naujausias, tai 7 nebuvo su pažeidimu, tai buvo pamatėmės, kad įmonė per Tomcato 7 servisą buvo sukurtas vartotojas, tas vartotojas buvo įtrauktas į administratorių grupė ir paskui įtrauktas į RDP būtent rolę. Tai kad galėtų įsilaužėlis nuotoliniu būdu prisijungti prie to būtent kartu ir serverių. Tai jeigu tu sureaguoji anksčiau laiko, stebi tas pažeidžiamas vietas, pasiūlai klientui arba apribot, klientas sako, aš negaliu apriboti GeoP lokaciją, uždėti, kad tik iš Lietuvos gali jungtis, man reikalinga, kad būtų iš viso pasaulio. Ir negaliu atnaujinti, nes atnaujinus aukštesnę versiją, neveiks sistema, kuri kainuoja 100 000. Tai va, tai įmonė turėtų tuomet iškart dėliotis ilgo termino planus, kad galėtų atnaujinti ne tik tai tam tikrus komponentus, kurie turi pažeidimumus, bet kad jie būtų nuolatinis jų atnaujinimas, galbūt tą klaidą ištaisyti, tą pažeidimą užtrukti gali 1,5 metų, gali 1 metus. Tai bendradarbiavimas su saugumo operacijų centru tą aptikimo greitį ir tas pažymus greičiau galėtų tos ilgalaikius projektus juos kartu ir išvystyti. Na ir žinoma, SOCO iššūkiai yra susiduria su patikima specialistų komanda. Kaip ir kalbėjau prieš tai, kad 4 mėnesiai nesijungus prie sistemos, tu nematai, kas tenai dėjosi ir kas tenai buvo. Ir tuomet turi iššūkių kaip tam tikras detekcijas, kurias efektyviai gali būti užgesinti, ar užmerkiai akis jas įsprendi, ar tu tikrai žinai, kad ji nėra kenkėjiška ir tu turi ją jau iškart specialistas iškart jau užgesina, nes matė pas kitus dar 10, kad ji jau buvo anksčiau ištirta ir nėra būtent kartu ir kenkėjiška. Iš tų iššūkių palyginus vidinį SOCą su išoriniu SOCu, gali matyti, kad pradinės investicijos yra didelės pakankamai vidinio SOCo, nes reikia surasti žmonių, užtrunka tas, reikia jiems turėti biudžetą, išorinio SOCo yra mažesnės veiklos sąnaudos, galima greitai, būtent jau turint sutartį su saugumo operacijų centru, turėti prieigą prie ekspertų pačios komandos
ją greitai pasiekti, tai galim įvairiausiais kanalais, galim per Teamsais komunikuoti, galim bendrauti tarpusavėje, jeigu kažką mes aptinkam tą informaciją dalintis arba per API atiduoti jūsų helpdesko sistemą. O vidiniam SOC-e, tai tie specialistai galbūt jie yra kompetentingi, bet tos kompetencijos labai greitai jos mažėja, kai tu savo burbuliukėsi, nematai, kokios gali būti kažkokios naujienos, naujovės, kai mes turime teikdami premium paslaugą apie 60 klientų, tai matom, kad pas vienas buvo, pas kitas ir greičiau tuos pirminius įsilaužimus, kurie tokie nestandartai, anksčiau laiko galime juos kartu ir aptikti ir greičiau juos ir neutralizuoti. Na ir aišku, jeigu SOC-as yra išorinis, tai jisai pirmiausia, jo yra pagrindinė funkcija ugdyti savo ekspertus. Mūsų įmonė irgi siunčia savo darbuotojus į pačius mokymus, kad jie mokintųsi. Tuomet, kai gyja žinių, jie iškart tampa konkurencingi ir gali būtent efektyviai tą saugumo priežiūrą užtikrinti įmonės kartu ir klientams. Ir žinoma, greitas startas, palyginus vidinio SOC-o, tai yra ilgesnis tas gyvenimo laikotarpis, o kai greitas startas turime komandą, kurie yra pasiruošę ir turi, kaip sako, ginklus kovoti ir apjungti ir su jumis, su jūsų įmonė kartu susidraugauti. Ir tuomet mums būtų jums ir lengviau išpildyti techninių reikalavimų, būtent kibernetinio saugumo įstatymo atitikti. O kai kurie atvejai, kuriuos dar irgi esame susidūrę, tai yra vidinio SOC-o, kokia yra tokia problemytė, tai yra šališkumo ir būtent subordinacijos, tai yra pavaldumo iššūkiai. Tai būna, kad aptiko tenai, būtent aptiko, kad kompiuteris jungiasi prie torrento tinklų, siunčiasi torrentus. Mūsų saugumo operacijų centras nurodo, kad šitame kompiuteryje vartotojas pasileido Tor naršyklę arba siunčiasi torrentus ir mes sukuriame incidentą. O paaiškėja, jeigu, pavyzdžiui, vidinėme SOC-e, kad čia yra direktoriaus kompiuteris. Sako, kaip aš čia dabar direktoriui neleisiu siųsti torrentų, kaip aš čia dabar, ta prasme, direktorius galvoja, kad čia yra jo įmonės kompiuteris, yra jo kaip nuosavybė, jisai gali žaisti žaidimus, gali siųstis, gali bet kur naršyti, nes jis yra įmonės vadovas ir aš negaliu jam kažką tokio pikto pasakyti. Tai objektyvi analizė iš išorinio SOC-o yra, kad nesvarbu, ar tai yra direktorius, ar tai yra ten finansų direktorius, ar vadovas, ar pavaduotojas, ar ten būna savivaldybė, sako, čia yra tarybos narys, negalime judinti kompo, nors jame yra nustatytas išorinis IP adresas ir iš išorės visi bando jį skenuoja nuolatos portus. Išorinis IP adresas uždėtas. Tai nėra tokių, tai yra objektyvi analizė, kurią mes išorinis SOC-as gali, tokį kompiuterį, jeigu yra streamas, kad jeigu turi torrentą kompiuterį, kaip sako, izoliuoja nuo tinklo, atjungia internetą, ir toks tarybos narys atbėgęs, sakys, kaip čia jūs man atjungėt internetą, kaip čia dabar yra, kodėl, kas čia atsitiko. Tai yra būtent tiesiog objektyvumas, nėra, kaip sako, aukštesnių, žemesnių žmonių, visi yra vienetai, yra visi kartu ir lygus. Na ir kodėl verta rinktis apskritai tą išorinį SOC-ą, tai pirmiausia yra greitas reagavimas į pačius incidentus, greitas jų ištyrimas ir, aišku, žinoma, taip pat kartu ir sumažina riziką ir pačius finansinius nuostolius, kurie įvyktų, jeigu nebūtų pačio stebėjimo žurnalinių pačių įrašų ir reakcijos pačių veiksmų. Taip pat organizacijos didinimo tas patikimumas, jo vardas, nes įvykus incidentui labai greit nukrenta reputacija, kad ją statyti kartais net įmonė turi ir pakeisti savo pavadinimą, kad nebūtų šleifas besitęsiantis. Ir žinoma, SOC-as atlaisvina būtent IT specialistų būtent darbą. Tai kad jeigu saugumo yra specialistai, tai rūpiname saugumu. Jeigu mes, tarkim, mašiną sugenda, galime remontuotis patys, bet galim nuvežti ir servisą. Tai nuvežti servisą jisai patvarkys, bet galim, aišku, ir patys pasikrapštyti. Bet kai patys pasikrapštysim, galim dar pabloginti situaciją, negu iš tikrųjų kartu ir yra. Ir kaipgi teikiama pati paslauga iš NotBaltic pačios įmonės. Tai kad plačiau ją supažinti, kaip yra teikiama, tai pirmiausia vykdomas yra centralizuotas stebėjimas, tai stebimos darbo vietos, serveriai. Jeigu įmonė pasirinkusi, turime įmonių, kurie pasirinkę MDR paslaugą, tai tuomet mes stebim, ką inspekto valdymo konsolė atvaizduoja. O kai SOC-as, jisai kartu ir stebi kartu ir tinklo įrenginius,
naudojame trečiųjų šalių produktus, kuriais galėtume ir gauti informaciją iš tinklo įrenginių ir tą informaciją, jeigu įvyktų incidentai, juos kartu ir registruoti. Aptinkame taip pat pažeidžiamus, jeigu vyksta incidentas, jį ištiriam, taip pat ir esame viduje susidėlioję struktūrą incidento pateikimo pačią formą, kad jį atitiktų tą, ką reikalauja Nacionalinis kibernetinis saugumo centras, ten yra indikatoriai, kokie buvo, kokiai klasiai, kokiai kategorijai priklauso incidentas, kiek darbo vietų buvo paveikta ir tas visas reikalavimas, kas turėtų incidente atspindėti, mes tą informaciją kartu incidente kartu ir parengėme. Jeigu reikalingas išaiškinimas, būna, kad mes matom, kad čia kažkas yra negerai ir reikalinga pagalba, konsultacija, tai mūsų saugumo operacijų centro darbuotojai gali su jumis turėti nuotolinės sesijas, išaiškinti, kas ten tokio pas jūs yra, kas jums yra nėra aišku, arba tą incidentą detaliau pasižiūrėti, jeigu kyla klausimų. Ir tos sesijos nėra ribojamos, turint SOCO paslaugą. Atrodo, čia galim kiekvieną dieną nors jungtis, jeigu yra tas poreikis, bet tokio poreikio, jeigu bus labai kiekvieną dieną ir po valandą sėdėti, tai tada jau galvosim, galbūt reikia ir tame dalykę kartu ir riboti. Na ir kaip Nacionalinis kibernetinis saugumo centras reikalauja, kad žurnaliniai įrašai turėtų būti saugomi 90 dienų, tai mūsų saugumo operacijų centras tai kartu ir saugo tuos įrašus, juos kaupia, analizuoja. Ir jeigu reikėtų kažką pažiūrėti, kas buvo praeitie, galim tą informaciją kartu ir pateikti. Ir žinoma, ataskaitos. Ataskaitos irgi yra iš tų duomenų, kokie yra. Tos ataskaitos dažniausiai teikiame kas mėnesį tas ataskaitas. Jeigu reikalingas jų komentaras, pasidaro nuotolinę sesiją ir ją kartu ir pakomentuojame. Ir kad galėtume tą paslaugą teikti jums, tai bet kokiu atveju, kai Not Balticas yra ESET atstovybė Lietuvoje, tai esame distributorius Lietuvoje, tai bet kokiu atveju, kad paslaugą galėtume įsteigti, yra reikalinga turėti ESETO sprendimą. Tai turėti ESETO sprendimą, jeigu jūs turit žemesnio lygio paketą, tarkim, turite ESET Protect Entry arba Protect Advanced, tam, kad galėtume kaip SOCas jums teikti tą paslaugą, reikalinga turėti, kad būtų tame verslo pakete Inspekto sprendimas. Tai jisai yra Enterprise pakete, yra taip pat ir Protect Elite. Žinoma, yra galimybė turint Entry sprendimą įsigyti atskirai įsigyti Inspektą, bet ta kainodara kai kuriais atvejais būna, kad geriau upgrade'ą pasidaryti pačio paketo. Tai čia jau su vadyba galėtų mūsų partneriai jums pagelbėti, kokia būtų kainodara paketo pakelimo. Ir kad galėtume bent jau turėti įrankius, kuriais galėtume tą paslaugą pradėti kartu ir teikti. Ir dažnai susidurime su iššūkiu, kai klientas sako, gerai, aš turiu Enterprise arba Elite paketą ir tuomet mes įsiunčiam būtent network mappingą, tai yra kokius įrenginius klientas turi, kuriuos nori apsaugoti, kokie yra tinklo būtent tas IPAM-as, tai yra IP adresų valdymas, arba būtent kokius turi cloudinius servisus, galbūt turi kažkokius kitus logų šaltinius, kuriais galėtų tą informaciją teikti mums, kurią galėtume mes paskui kartu ir koreliuoti. Tai tokiu atveju yra siunčiamas būtent tinklo žemėlapis įsivertinti, ką jūs turit, ką ne, kur yra kokie sprendimai, kokios yra operacinės sistemos, ar tai yra Windows sistemos, ar tai Linux sistemos, ar kokie yra jūsų tinklo įrenginiai, gal ten turit kažkokį mikrotiką, kokie yra IP adresų rėžiai, kokie papildomi šaltiniai, cloudinės paslaugos, kad būtų galimybė įsivertinti ir žinoti, kokiais būdais mes galėtume suintegruoti ir tą informaciją iš jūsų būtent kartu ir gauti. Galbūt tą network mappingą verta pasidaryti ir neturint SOCO paslaugos, bet turėdami inventorizaciją savo turimos įrangos ir resursų, būtų lengviau ateityje, galbūt vystant arba žengiant link SOCą, pagelbėtų tą informaciją kartu ir pateikti anksčiau laiko. Tai turim su klientais, tai vieni per savaitę surašę, ką jie turi, kiti per 3 savaitės, tai priklauso, aišku, kokio lygio yra infrastruktūra, ką jūs norite apsaugoti, kur kokie serveriai, pavyzdžiui, kad yra aukšto prioriteto, kad pirmiausia, juose kažkas įvyksta, tai turėtų būti eskaluojama ir pirmiausia, jeigu pirmas dėmesys, pirmiausia, juos turėtų būti kartu ir telkiamas. Kaip atrodo SOCO technologinė bazė, tai
mes savo SIEMO sistemą turime modifikuotą, ji yra Docker'e, laikoma duomenų centre Lietuvoje, kuris turi pagal ISO 27001 standartą būtent saugumo sertifikacijos. Ir mūsų SIEMas gauna integracijas, tai gali gauti iš Dockerio integraciją su Dockeriu, kokie įvykiai vyksta, ar ten turime Docker'e savo sistemas, Microsoft 365, su Google Cloud'u, su Amazonu, GitHub'u, taip pat integracija su tinklo įrenginiais. Kai kuriais atvejais, kad tinklo įrenginiai yra įmonės tinkle, bet jie negali išeiti į išorę, tuomet, su klientu suderinam būtent proxy serverį, per kurį galėtų tą informaciją pas mus kartu ir nukeliauti. Tai tie SIEMO agentai, jie diegiami į sistemas, kurios, pavyzdžiui, negalime visiškai jokio seto sudėkti, arba jos labai yra senos, netgi ir gali SIEMO agentą sudėkti ir Windows XP, jeigu tokių yra sistemų, Windows 2000, net turi dar klientai ir tokių sistemų, bet negali jų atnaujinti. Tai yra galimybė tą informaciją kartu ir sudėlioti. Kaip paslauga yra teikiama? Tai paslauga iš pradžių mes, aišku, jūs gaunat, kiek tai gali ta paslauga kainuoti, aišku, žinot, reikia, kiek turite jūs tinklo įrenginių, kiek darbo vietų, kiek serverių. Per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo mes suderinam sesiją. Jeigu jūs turėjote žemesnio lygio sprendimą, tuomet mes tą žemesnio lygio sprendimą aktyvuojam, kad jis būtų jau su aukštesnio lygio. Jeigu nebuvo inspekto, jį sudėgiam, tai ne jūs patys dėgiat, kartu su mumis pasidarom nuotolinės sesijas, sudėgiam tos komponentus, kurie yra aukštesniuose verslo paketuose. Ir paslaugos paleidimas tai yra nuo 1 iki 3 mėnesių, priklausomai kokia yra jūsų infrastruktūra. Ir ataskaitos pačios, tai kai paslauga yra pilnai paleista, patvirtinam, nuo kada mes jau pradedame pilnai teikti tą paslaugą. Kai kuriais atvejais mes su klientu irgi vienu, kur soką mes dėgiam, tai kol dar visi tinklo įrenginiai nėra apjungti, tai mes apie 70% jau soko matumą turim 70% įmonės pačios. Tai ne tai, kad pradedam tiekti, kai jau matome visą, tai matom 70, paskui po 2 savaičių 80 ir taip po truputį auga, kol pasiekėm iki galo. Tai tame laikotarpyje tai mes ir pradedam startuoti, kai jau galim kažkokią dalį informacijos jau gauti pas save ir ją kartu ir analizuoti. Ir kaip ir sakiau, kad teikiamas soko ataskaitos kartą per mėnesį. Jeigu reikalingas išaiškinimas, tai darom neribotas tas nuotolinės sesijas dėl aptikimo aptarimo, jeigu tai iškyla klausimų. O ataskaita, tai bet kokiu atveju jums reikia ar ne, mes tiek ją kas mėnesį jums kartu ir įsiunčiam ir pasiūlom, aišku, kad aptarti, kad būtų aišku, galbūt yra procesai, kurie ataskaitų dėdami, bet nepaskaito. Būna taip, kad kai kurie adminai įrašai ataskaitą, kad reikia jums tą sutvarkyti, matai, kitą mėnesį nėra sutvarkyta, tuomet jau eskaluoji. Eskaluoji, kad žiūrėkit, gal jūs tos ataskaitos neskaitot, jį būna apie 20 puslapį, 25, nesuranda laiko per mėnesį paskaityti ir tuomet mes jau proaktyviai tai kartu ir reaguojam. Kokius objektus stebim? Stebim darbo vietas, dėmesys yra skiriamas į XDR, tai kokia yra vartotojo elgsenos stebėsena, pažeidžiamumų skanavimas darbo vietose, virtualiuose serveriuose stebim hipervizorių saugumą, ar tai yra Hyper-V, ar tai yra VMware'as, kokios yra komunikacijos tarp virtualių pačių mašinų serveriai, tai serveriuose stebim Windows ar ten Linux serveriai, kokie yra jų prieigos kontrolė, kas jungiasi, kokie sukūrimi vartotojai, kokias turi privilegijas, kokias turi jie teisės. Tinklo įranga, tai gali būti switchai, ugnesinės, Cisco, Fortinetas, Mikrotikas. Dėmesys yra skiriamas konfiguracijų auditui, tinklo srautų ir tinklo srautų pačiam kartu ir stebėjimai. Kaip ir kalbėjau, kad rinkoje turime įvairiausių saugumo operacijų centrų, kokie būtų nuo Baltiko patys į tokie išskirtinumai. Tai, kad pažymus galim aptikti įvairios sistemose, nesvarbu, kad ten negalim, pavyzdžiui, setuviškai sudėkti, bet galim tą taip pat kartu ir aptikti. Palaikome net ir, kaip minėjau, net ir Windows 2000, Windows XP pačias sistemas, tai, kuri gali tuos įrašus kartu perduoti, jeigu tą galimybę jie turi. Pats SOCO centras tai yra Lietuvoje, tai yra, jame dirba lietuviai, jie yra sertifikuoti ir tas centras yra dedikuotas būtent tai funkcijai kartu ir atlikti. Ir vykdomas ne vien tik tai stebėjimas, yra vykdomas taip pat ir grėsmių užkardimas, reagavimas, informavimas. Ir patys, kaip ir prieš tai kalbėjo Lukas, turime prieigą prie žvalgybinės informacijos, tai prie Asset Threat Intelligence pačių įrankių, kur galėtume iš pasaulio kažkokias tikslinės
tikslinius įsilaužėlius, jų grupuotės, jau iš anksto žinoti, kad jūs gali artimiausių metų pulti. Kaip vyksta pati komunikacija su NotBaltic išoriniu centru? Tai schema tokia atrodo labai didelė ir galinga, bet paprasčiausiai vartotojas ką jisai turi? Jisai turi galimybę prisijungti prie NotSOC centro būtent aplinkos. Kodėl ne Inspekto valdymo konsoliai? Taip, yra galimybė Inspekto valdymo konsoliai turėti tuos incidentus, juos komentuoti, bet kai mes gauname iš skirtingų šaltinių, tai mums svarbu, kad visi incidentai, kurie registruoti į reikalingą komunikaciją iš vartotojo, būtų vienoje aplinkoje. Jūs ateina jums pranešimas elektroniniu paštu, kad yra sukurtas incidentas, prisijungkit, pasižiūrėkit. Dabar komunikacija pas mus su klientais, kurie būtent yra MDR klientai arba premium klientai, tai mes komunikuojam per mūsų CRM sistemą, o būtent kai SOCO atveju, tai tuomet mes turim atskirą portalą, prie kurio prisijungęs klientas gali matyti, kokie incidentai šiuo metu yra atviri, kurie yra uždaryti, kokia yra situacija, kas yra priskirtas, kas yra šiuo metu daroma. Tai matome, nes vienu metu gali būti 10, 20 arba 30 besitęsiančių incidento, būtent incidento tyrimo pačių atveju. Ir pirmiausiai tai SOCas, tai jis atlieka grėsmių medžioklę. Jeigu suranda kažką kenkėjiško, sukūrimas yra pats kartu incidentas pačioje sistemoje. Jeigu tai yra kenkėjiškas, tai tuomet, jeigu reikalinga dar vartotojo, tai tuomet mes į portalą įrašom, kad yra reikalingas papildomas paaiškinimas, kaip šiuo atveju, kaip ir minėjau, kad ten torrento parsiuntimas pas direktorių, ar čia jūs leidžiat ar ne, ar blokuojam. Jeigu nereikia, yra jau su klientų sutarimas, kad jeigu randam kažkokią toro naršyklę, iškart jau užblokuojam. Jeigu surandam AnyDeską, iškart jis yra blokuojamas. Yra sukurti remediation šitie veiksmai, tai yra prevenciniai veiksmai, kurie atsitikus tam situacijai, kuri buvo anksčiau aptarta, kad jie įvyktų automatiškai. Nesvarbu, ar tai yra diena ar naktis, jie įvyksta ir suprogramuoti automatiškai. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, šifravimo ataka ir reikia kompiuterius izoliuoti, kad galim būtų ištirti, tai mes galime irgi iš sistemos pačios izoliuoti pačius būtent endpointus. Jeigu tai yra neleistina programinė įranga, galime ją kartu ir užblokuoti jos hashą arba kilinti procesus, priklausomai kokius mes remediation actionus esame kartu ir susidėgę. Na ir vienas iš SOC atvejo analizės pavyzdžių, tai kaip aš buvau kalbėjęs, kad, pavyzdžiui, buvo aptiktas pas klientą šių metų rugsėjo 1 dieną, buvo aptikta Toro būtent komunikacija, kad darbo vieta, tai nėra kažkoks ten admino serveris, dar ką nors, kad paprastas darbuotojas pradėjo komunikuoti per būtent Toro tinklą, tai jungtis prie būtent tamsio kartu ir interneto. Mes sukūrėme paskui incidentą sukūrėme, kaip matot, aptikimas yra rugsėjo 1 dieną 15:26, po 29 minučių yra jau sukūrimas incidentas ir aprašoma, kad buvo aptikta Toro komunikacija. Ir kaip ir kalbėjau, pagal NKS reikalavimus turi būti aprašomas, trumpas aprašymas, turi būti nustatoma kategorija, tai kategorija yra, kaip čia matom, kitos grėsmės priežastys, kritiškumo lygis, aptikimo laikas, taip pat ir kokie yra grėsmių indikatoriai, koks vartotojas, kokia darbo vieta, kiek buvo paveikta, kokie, kaip matome, ryšiai, kokie buvo prisijungimo, detalus pas aptikimo aprašymas ir taip pat pridedami apačioje, kaip matome, rekomenduojami veiksmai. Ir tokiu atveju, gavus tokį būtent pranešimą, aišku, kas čia tokia yra, pagal rekomendacijas turėtume kreiptis į darbuotojus, ar tai blokuojam, iškart mes, aišku, Torą suderinam, kad blokuojam iš anksto, kad paklausiam, ar blokuojam iš anksto ir jeigu ateityje tai stiks, tai bus blokuojama iškart momentiškai. O SOCO centre, tai jūs matot, kokie incidentai yra pas jūs atviri, taip pat matote įėjus incidentą, kokius yra tipo, kokio lygio yra, ir būtent kaip vykdoma yra jo būtent sprendimo eiga. Ir paslaugų krepšelis. Paslaugų krepšelis tai be SOCO išorinės paslaugos, kaip matom horizontaliai, mes tebeteikiam ir būtent jeigu jūs įmonė, tarkim, neturi
serverių, kurie yra, pavyzdžiui, yra cloud'e, arba yra tokių tinklo įrenginių, kad nėra tokių, kurios reikalinga stebėti, tai yra pakanka galbūt MDR paslaugos, galbūt jos pakanka, kad galėtume mes užtikrinti įmonės pačią saugą ir tinklo įrenginių mums stebėti nereikia. Jeigu incidentą reikia ištirti, tai bet kokiu atveju yra, kaip sako, tokie bazinė pagalba, mokymai patys ir aptarimų būtent pačios kartu ir sesijos. Tai va, tai šitą lentelę irgi galėsime mes pasidalinti su jumis pačiomis skaidrėmis ir jūs galėsite įsivertinti, kurią, aišku, rekomenduojam išorinę SOCO paslaugą pasimti, o jūs matysit pagal situaciją, ar jums tikrai jos pilnai reikia, įsivertinus, ką jūs tokio pas save kartu ir turit. Ir žinoma, kaip ir ne vieną kartą minėjom, kad turime galimybę įsigyti ir kitas paslaugas, įsilaužimų testavimo paslaugas, prieigas prie ESET edukacijos pačios platformos, incidentus ištirti, socialinės inžinerijos pratybas, mokymų išsakyti arba simuliacinės atakas galbūt patiems kartu ir vykdyti. Na ir ką išsinešti iš šio mano pristatymo, tai pirmiausiai, kad tai SOCas tai yra investicija. Tai nėra pelninga investicija, tačiau ji mažina pačią riziką ir didina patį saugumą. Na ir žinoma, SOCas tai yra neskiriama organizacijos saugumo širdis ir rekomenduoju prieiti prie mūsų ESETO stendo pačio, užklausti, kokia yra pas mūsų, kokį mes turime planą ir taip pat, kaip tas saugumo paslaugas kuo greičiau pradėti jas kartu ir teikti. Tai ačiū, kad išklausėt. Ir lauksiu klausimų, jeigu turim laiko. Ačiū, Ramūnai. Puikus pristatymas. Primenu, labai teisingas Ramūno pastebėjimas. Ši erdvė yra skirta ir gyvam bendravimui. Tai klausimus galite užduoti čia ir dabar. Nereikia jokių mobilių programėlių, nereikia jokių mikrofonų. Kilstelėkite ranką į viršų ir jeigu turite klausimų, galime drąsiai juos priimti. Ar turite klausimų? Gerai, tai Ramūną rasite prie stendo, ar ne? Taip. Tai susitikite su Ramūnu prie stendo, o dabar keliaujame į pietų pertrauką. Po pietų pertraukos